sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Vulando Vilnos gaminiai. Rūpestis jaučiamas kiekvienam prisilietime. Labas vakaras, brangūs žiūrovai, su jumis kaip visada laida Gyvenimas versle ir aš jos vedėjas Vidas Bareikis. Šį vakarą laidoje matysite. Laidoje Gyvenimas versle. Jeigu neturi verslo, geriau nepradėk. Labai fainas žaidimas, kuris tapo verslu. Tokiam maždaug produktui 100 000 tai yra turbūt riba, nuo ko yra atsispiriama. Esate jaukiai įsitaisę prieš TV ekraną? O galbūt net įsisukę į šiltą vilnonį pledą? Galvojat veltui apie tai šneku? Ne veltui, nes netrukus jūsų laukia susitikimas su Gitana, Vuland įkūrėja, kuri apie vilną ir jos gaminius žino viską. Ir galbūt ji man paaiškins, kaip padaryti, kad vilnonis megztinis ar kepurė nekastų. Gitana, kiekvienas pasisvečiavimas pas žmogų prasideda nuo šlepečių. O jau ko, jūsų namuose to tikrai netrūksta. Kurias rekomenduojat man įsiauti? Priklauso nuo to, Vidai, ar mėgstat minkštesnės, ar kietesnės. Tai aš labai mėgstu šiaip minkštas, bet man labai rūpi išbandyti visas. Čia būtų tokios vidutinio kietumo. Taip, vidutinio kietumo. O vilna pati skiriasi ar ne? Ne, šios visos yra merino vilnos. Merino vilna. Merino vilna. O merino vilna yra... Merino vilna yra švelnesnė, mažiau kandanti. Nuo šitas rankos pilkas. Tai kai sužinojau, kad keliausiu susitikti su jumis ir šnekėsim apie vilną, tai mano galvoje iššoko visi mano prisiminimai iš vaikystės. Pirmas prisiminimas. Didelė apykaklė ir tas baisus kandimo jausmas čia. Kaip padaryti, kad vilna nekastų? Iš tikrųjų, jeigu žmogus labai jautrus vilnai, siūlytume tiesiog rinktis vilnos rūšį, kuri galbūt mažiau kanda. Bet kaip ir kalbėjom, Vidai, merino vilna, tarkim, šlepetės tikrai nekanda. Moheros vilna, kaip šis megztinis, yra viena puriausių ir švelniausių vilnų. Alpakų vilna. Tai tiesiog yra begalė vilnos rūšių, kad kiekvienas savo gali rasti tinkamą. Aš vaikystėje, kai sirgdavau, tai po kojų šildymo būdavo dedamos vilnonės kojinės. Jos irgi baisiai kasdavo. Taip, rankomis megztos vilnonės kojinės kando, bet jos ir gydo. Tai iš tikrųjų, sergant vaikams ir dabar mes irgi savo vaikams dedam vilnonės kojinės. O gydymas tai yra, kad vien šilumą suteikia, ar dar yra kažkokios savybės? Pats kandimas jisai irgi gydo, dėl to, kad gerina kraujotaką. Tai net ir mažiems vaikiukams deda aštrias vilnonės kojinės, kurios masažuoja, tai jeigu labai nebijot skandimo, tai labai geras dalykas. Ją naudojam beveik kiekvieną dieną. O turit kokį rūbą arba kokį produktą, kuris nustebintų? Nes megztinis, kojinės pakankamai dažnai sutinkami dalykai, bet gal kaip specialistai turit kažką tokio vilnonio, kas tikrai nustebintų? Turim iš tikrųjų tokių išskirtinių gaminių, galbūt sakyčiau su šuns vilna. Su šuns vilna kiti gamintojai Lietuvoje negali pasiūlyti, tai būtų vilnonės kojinės iš šuns vilnos 100%. Čia iš to pudeliuko mažiuko? Ne, čia jau iš didelio. Tai iš tikrųjų šuns vilnos gaminiai pasižymė tuo, kad turi gydomųjų savybių ir kas turi problemų su sąnariais, labai ypatingai šąla kojos ar rankos. Tai šuns vilna labai geras dalykas. Jis šildo žymiai labiau negu avies vilna ir gydo. O skirtingų gyvūnų vilna skirtingai šildo? Taip, iš tiesų skirtingų gyvūnų vilna skirtingai šildo. Labiausiai šildo, sakyčiau, galbūt alpakų vilna, kupranugarių vilnos gaminiai. Tai mes turime pasiūlyti antklodžių pledų su šią vilną, angorų vilną. Tai būtų pirštinės, labai puri, minkšta ir iš tikrųjų labai šilta vilna.
Gitana, tai papasakokit, kaip viskas prasidėjo ir kaip jūs įsivilnoninot, įsisukot į tą Vilnos verslą. Tai maždaug prieš 20 metų ir buvo pati pradžia. Tai pradžią davė vyro tėvai. Vyro tėvai pradėjo prekybą vilnoniais siūlais. Tai prekyba vykdavo mugėse, dalyvaudavom įvairiose parodose. Vėliau ir vyras pradėjo prekybą. Deja, šiai dienai nedaug žmonių mezga. Ir atsirado poreikis plėsti asortimentą. Tai įsivedėm vilnonės šlepetės, tada po truputį atravom kitų gaminių, vilnonės liemenės, pledai. Ir dabar šiai dienai turim, ką turim. Ir tiek metų jau esat visoje šitoj rinkoje ir kas padėjo jum išsilaikyti joj? Nes aš įsivaizduoju, kad tai nėra, kad jūs vienintelė esate, tikrai yra konkurencija. Taip, iš tikrųjų konkurentų turim, o padėjo greičiausiai tai, kad iš tikrųjų nuoširdžiai patinka, ką darom. Ta prasme, savo darbą mylim, nuolatos bandom atrasti naujų gaminių. Konkurentai mūsų tobulėja, nemiega. Tai mes bandom irgi neatsilikti nuo jų. Minėjot, kad Vuland yra šeimos verslas ir darbuojatės, pirmiausia viskas prasidėjo nuo jūsų vyro Dariaus tėvų, tada dabar jūs darbuojatės kartu. Kaip pasiskirstot pareigom, kaip pasiskirstot darbais, kai tai yra ir šeima, ir dar jūsų verslas? Taip, tai iš tikrųjų vyras pagrindė atsakingas už logistiką, už prekių tiekimą, kad viskas veiktų sklandžiai. O mano darbas daugiau galbūt yra kūrybinis. Dirbu su pačiais produktais, produktų dizainais. Tai vyras pasitikė manimi. Iš tikrųjų įtraukiame savo darbus ir vaikus. Vaikai dalyvauja mūsų fotosesijose. Turim 2 vaikus, tai tiek mergaitė labai mėgsta fotografuotis ir turim dar vieną vaiką mažą, jis irgi kartais prisijungia net ir kaimynai. Geras. Kviečiame fotosesijas. Bendruomenės. Taip, iš tikrųjų čia jo, tokia visa bendruomenė gaunasi, tai visi kiek kas gali. O ką galėtumėt patarti mūsų laidos žiūrovam, nes tikrai žmonės žiūri, kurie galbūt dar nori tik pradėti savo verslą, gal turi kažkokią idėją galvoj, kur nedrįsta ją realizuoti. Tai koks būtų patarimas iš žmonių, kurie jau yra matė ir šilta, ir šalta? Iš tikrųjų, prieš pradedant verslą turbūt reikia viską gerai vertinti. Turi tą veiklą labai patikti, manau, kadangi verslas nėra lengvas dalykas, kaip minėjau, ir tikrai daug iššūkių yra versle. Bet jeigu tau nuoširdžiai patinka tai, ką darai, ir darai viską teisingai ilgą laiką, tai anksčiau ar vėliau ateina tas rezultatas. Esu girdėjus tokį patarimą, kad jeigu neturi verslo, geriau nepradėk. Mes esam kalėdinio maratono įkarštyje, žmonės laksto, strimgalviais galvoja, ką čia kam dovanoti. Tai patarkit, koks Vilnos gaminys nenuvils jokio žmogaus? Bendraja prasme, tai Vilna yra apie jaukumą ir šilumą. Žmonės mėgsta natūralumą. Yra galbūt, sakyčiau, keli top produktai, kuriuos pirkėjai mėgsta labiausiai kalėdiniu laikotarpiu. Tai būtų vilnonės šlepetės, vilnonės kojinės, liemenės. Pati universaliausia dovana, kuri galbūt visiems reikalinga, tai būtų vilnonis pledas. Nu ir aišku, kojinės. Taip, ir kojinės. Tai palinkėsiu jums pilnų vilnonių kojinių dovanų ir labai ačiū, Gitana, už jūsų gyvenimą versle ir už šitą pokalbį. Ačiū Jums. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Vulando Vilnos gaminiai. Rūpestis jaučiamas kiekvienam prisilietime. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Vulando Vilnos gaminiai. Rūpestis jaučiamas kiekvienam prisilietime. Palengvinantis kasdienį rūpinimąsi mitybos pusiausvyrą bei maistinių medžiagų įvairovę. Toks produktas buvo mitybos specialistų Lauryno ir Emilijos svajonė. Kartu su ilgamečiu kolega bei Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais jie šią svajonę pavertė realybę. Prieš pusę metų Lietuvai buvo pristatytas True Habit – maisto papildas, kurį patys kūrėjai vadina investicija į sveikatą.
Sveiki, Laurinai. Sveiki. Tai malonu labai įdomu pašnekėti apie jūsų produktą ir pirmiausia, man įdomu, kokia buvo ta kelio pradžia, kad pasukot iš farmacijos prie savo produkto kūrybos. Čia daug faktorių lėmė, bendrai su žmona esame sveikos mitybos specialistai, baigiam tuos mokslus, tiesiog pagal išsilavinimą, ten ir susipažinom. Po to ilgą laiką, tai maždaug apie 10 metų, kaupiau patirtį farmacinėse kompanijose, bekaupiant tą bagažą žinių, niekaip neatsikračiau idėjos ir, žodžiu, tokios įkyrios minties, kad reikia, pabandyti daryti savo verslą. Tai, žodžiu, su visų žmonos palaikymu, su didžiuliu jos indėliu, su visom savo jėgom ir didžiuliam partnerio pastangom, tryse pradėjome šį verslą, atidarėme įmonę ir pradėjome kurti produktą. Kokios žinios iš farmacijos patirties, iš to bagažo, kaip minėjot, labiausiai padėjo kuriant savo produktą? Lietuvoje tiesiog, bendrai jau yra tendencija, kad daug maisto papildų suvartoja ir tikrai dažnas žmogus tų maisto papildų skirtingų turi savo namuose ir tiesiog. Iš vienos pusės mes turim kaip ir labai gerą dalyką, nes žmonės nori rūpinti savo sveikata, nori save prižiūrėti, bet iš kitos pusės, kai jau yra tų papildų yra labai daug tavo lentynoje, tai juos tampa sunku integruoti į kasdienę rutiną, nes tam reikia skirtingų laikų, vartojimo. Yra gal, sakykime, momentas ir žinių, nes tu turi vėlgi surinkti tą informaciją, kaip tai daryti taisyklingai, kad viskas dėrėtų ir būtų vartojama taisyklingai. Be to yra tvarumas, kas irgi, tai visos tos dalykai susidėję iš esmės sukuria tokią kaip ir problemą, į kurią sprendimo mes ir ėmėmės ieškoti. Man artimas toksai meninis kūrybinis procesas. Koks yra papildų kūrybinis procesas? Kūrybinį procesą gal iki tol aš irgi mačiau ir įsivaizdavau šiek tiek kitaip. Šitoj vietoj kūrybinis procesas, jisai prasidėjo turbūt ant popieriaus lapo, kaip ir daugelis kūrybinių procesų, bet tai jau buvo būtent mokslininko rankose laikomas tas popieriaus lapas ir buvo bandoma iš pradžių sudėti formulės struktūrą. Tai reiškia pačią sudėtį, taip kad produktas būtų apimantis daug skirtingų medžiagų, tai bendrai produktai yra daugiau negu 80 organizmui naudingų maistinių medžiagų ir kartu, kad kiek atskiros tos medžiagos dar ir dėrėtų ir sakykime, kiek įmanoma daugiau veiktų sinergiškai, parinkti biologiškai aktyves formas, kad tas prieinamumas žmogaus organizmui irgi būtų užtikrintesnis. Tai visas tas kūrybinis procesas ir buvo toksai darbas, sakykime, mokslinio pobūdžio. Tai nuo popieriaus, kaip sakėt, nuo tos idėjos, skečo iki paties produkto, koks yra laikotarpis? Iki pakuotės 2 metai yra, iki kol išleidame jau į rinką, su visa širdimi. Didelės investicijos yra tokio verslo? Bendrai kokį 100 000 tai yra turbūt riba, nuo ko yra atsispiriama. Pakilom su Laurinu iš sėdimų pozicijų į stovimas ir į mano mėgstamiausią dalį, tai yra praktinę dalį, kai gali kažką paragauti, pabandyti, pačiupinėti ir prie mūsų dar prisijungia ir Emilija. Labas. Labas. Prenumerata. Kas tai yra? Čia kažkoks yra šiek tiek įdomesnis, kitoks rinkodaros būdas. Tai žmonės gali užsisakyti? Taip, Lietuvoje jis yra kol kas naujas dalykas užsisakyti papildus, ypač maisto papildą, bet kadangi šis papildas yra skirtas ilgesniam vartojimui, tai turi būti tavo įpročių. Dėl to mes suteikiam žmonėm tokį labai paprastą būdą, ateini vieną kartą, sumoki, užsisakai, tu tiesiog atitinkamą dienų skaičių, gauni produktą, atsiimi ir toliau vartoji. Tiesiog gauni tada, kai jis jau eina į pabaigą, pasibaigia, jau turi naują pakuotę. Mes namie tai geriam tokį, aš net neatsimenu dabar kaip vadinasi, bet toks labai žolinio pagrindo dalykas. Irgi iš tokio maišiuko, kaip super maistas čia gal kažkoks. Čia irgi yra super maistas, čia irgi yra daug daržovių ir super vaisių. Ir vienas iš iššūkių, kas buvo dirbant mokslininkams laboratorijoje, išgauti malonų skonį, kad būtų malonu gerti, kad tai nebūtų tas toks žolės skonis, ką galėtum tikėtis iš tokio mišinio. Gerai, paragaujam, viskas, nekantraujam, paragaujam.
toks citrina kažkokia. Visgi šeimos verslas. Taip, dar ir su partneriu, kaip minėjot, bet vat kartu. Ir ten, ir čia. Ar buvo kažkokių momentų, kur sunkoka buvo? Tikrai tų momentų turbūt neišvengsi, kai procesas yra 2 metų laikotarpyje iki produkto išėjimo, tai atrodo darai ir vat, kažkaip to rezultato lauki, bet 2 metai yra 2 metai, reikia palaukti. Tai tų sunkesnių momentų mes, aš manau, patyrėme kiekvienas iš komandos narių, bet kadangi esi ne vienas, kadangi atsiranda tas žmogus, kuriam tą dieną vis dėlto nuotaika buvo gera, tai jisai tada kažkaip tai patempia, palaiko už rankos, pamotyvuoja ir vis dėlto tiesiog, pavyksta bendrai kaip komandai judėti pirmin. Gerai, su tokia gražia motyvacija, tai nusiųskim motyvacijos ir mūsų žiūrovam, kurie galbūt dar tik tai savo True Habit idėją nešiojasi galvoje, savąjį kažkokį startupą, savąją idėją. Ir ką jūs patartumėt, jau praėję bent jau tą pradinį juodą kelią? Pradėti. Mes šiaip vienintelis dalykas, ką būtumėm keitę visame šitam procese, tai būtumėm pradėję anksčiau. Turėjo ateiti tas momentas, kada abudu pasakėm taip, čia tai, kas yra mūsų pasirinktas kelias iš anksčiau ir tai, kur mes toliau norime eiti ir galiausiai nusprendėm ir buvo tikrai baisu. Ir dabar dar nesakyčiau, kad yra labai jau drąsu, nes vis tiek viskas yra labai nepažinta, viskas labai nauja, bet tikrai džiaugiuosi, kad pradėjom. Taip, kad netempti gumos. Jeigu turit svajonių, pirmin. Man atrodo, geriausi žodžiai tai yra pradėti savo verslą. Ačiū Jums labai. Stilistė, aktorė, nuomonės formuotoja Viktorija Šaulytė Mockė save vadina kūrybininkė. Tačiau apjungusi visas šias veiklas, ji rado būdą, kaip jas monetizuoti. Viskas, prie ko aš prisiliečiu, galiausiai virsta pinigais, sako ji. Viktorija, ačiū tau pirmiausia, kad artėjant šventėm ir visam šitam šventiniam chaosėlį radai laiko tarp savo 1001 veiklos. Pradėkim nuo pat pradžių. Taip. Tu Aš. kartu su savo kolega Joringiu Šatu dar studijų metais įkūrėt Ša. Taip. Kas yra Ša ir kas tai per jūsų kūrinys? Dabar kai pagalvoju, tai man atrodo, kad mes žaidėm verslą. Susėdom kambarį ir sakom, padarom kažką, abudu domėjomės mada, patiko ta kūryba per drabužius o davai būnam stilistų duetas. Kažkaip dar nebuvo gal tokio kaip dueto. Kadangi jūsų prekinio ženklo Ša veikla yra tiesiogiai susijusi ir su tavo veikla socialiniuose tinkluose, tai aš noriu pradžioj paklausti to klausimo, kaip tu apskritai traktuoji šitą veiklą, kurią žmonės, kai kurie su kažkokia ironijos gaidelė vadina influenceris, kai kurie supranta, tai vadina nuomonės formuotojas, kiti, kurie dar labiau supranta, tai vadina reklamos agentūra viename asmenyje. Kaip tau tai atrodo? Aš dedu gal vieną žodį dabar, ta kūrybininkė, nes tai yra daug kūrybos, bet tu labai gerai pasakai, kaip reklamos agentūra viename, arba agentūra tiesiog viename, nes tu turi vienas žmogus valdyti labai daug procesų ir organizacinių, ir to pačiu idėjinių kūrybinių, ir tada jau išpildymo, ir vis tiek turi kažkaip žinoti, kaip veikia visi tie procesai. O kaip viskas atėjo iki to, tai kai pradėjau stilistę, galbūt natūraliai buvo taip, kad norėjos parodyti tuos savo įvaizdžius ir norėjos parodyti taip, kaip aš matau drabužius, tai, ką aš jaučiu. Tai pradėjau kelti tai į socialinius tinklus, dar labai senai, 10 metų atgal gal kažkur. Ir tai būdavo tiesiog mano deriniai. Kažkam patiko, kažkas užsikabino, kažkas parašė, kažkas pakomentuodavo ir taip viskas įsisuko.
Tai tavo atveju, kiek tau laiko kainuoja, pavyzdžiui, padaryti tokią, kažkokią tokią eilinę, gražią socialinių tinklų fotosesiją? Kainuoja laiko beprotiškai daug. Gal dabar aš jau truputėlį tą laiką esu šiek tiek apsidėliojusi, nes buvau ir perdegusi ir tokia, kur nieko nenori. Tas, kas džiugina, tu nieko nebenori. Aš tai vadinu perdegimu, manau, kad nebematai tame džiaugsmo, kas teikia tai, bet irgi iš kitos pusės tada reikia apsidėlioti tos prioritetus ir pagalvoti, ar tikrai vienas ar kitas projektas tu darai tai, ar tikrai to nori, ar tu darai tai dėl pinigų. Dėl ko tu tą priėjai tašką, kaip tau atrodo? Perdegimo? Nu. Aš manau, kad priėjau dėl to, kad aš leisdavau lipti visiems ant galvos, nesakyti ne ir daryti tai galbūt, ko aš gal ir nenoriu iki galo daryti. Tokia truputėlį reikėjo, man atrodo, persigalvoti prioritetus ir grįžti į tą tikrą autentišką save, o ne kažkokią tais apdėliotą kitų nuomonių, sukurtą, visą laiką gerą, fainą, besišypsančią, o tą tokią tikrą vidinę. Ir kaip dabar atrodo tikra autentiška Viktorija 2025? Tvirčiau sėdinti ant šitos kėdės. Ir, žinai, nebijojimo ir nefantazavimo su to pačia, pavyzdžiui, aktorystė ir vaidyba. Man visą laiką aktorystė ėjo šalia ir aš visą laiką galvojau, kad kodėl kitiems taip išeina, nes jie darė čia nuo pradžių, tarkim, ten nuo studijų metų ir panašiai, ir jie visi gali. Gal man tada, gal kitam gyvenime aš kažkaip galėsiu, kažkaip kitam bus. Ir tada toks, ne, tu dabar gali, nesvarbu, ar tau ten 20 ar 30 ar 40, dabar aš galiu eiti. Aš galiu mokytis, aš galiu daryti, aš galiu kurti ir būti toj scenui. Ir man niekas neturi pasakyti, kad taip, Viktorija, tu gali. Tik aš galiu pasakyti. Ir tokia atėjo tas toksai supratimas, bet irgi čia iš to atėjo, kad savo nualinimo, savo ištaškimo visur. Ir tada tas grįžimas tą gal autentiškai save irgi man davė tokių labai labai aiškių atsakymų. O koks darbas buvo, kad tu jau pati savo pasakėjai, aš esu aktorystėj? Prieš 3 metus. Kokiam spektakliui? Spragtukė. Gerai, bet kūrybininkė. Dabar man aišku, kodėl tu... Kodėl nėra to pristatymo? Kodėl sakai, aš ne verslininkė, aš kūrybininkė. Nes tau tikrai labai kurt patinka, labai įvairovė patinka. Bet kiekvieną mėnesį reikia kažkokių lėšų. Reikia. Tai kaip kūrybininkė užsidirba pinigus? Tikriausiai savo idėjas, net ir tas beprotiškiausias, kurios gimsta manyje, jos tada virsta pinigais kažkokiu būdu. Bet aš niekada negalvoju pirmą apie pinigus. Jeigu mane veža, jeigu aš matau, tai aš žinau, kad tai bus padaryta ir nesvarbu kokiu ten keliu, bet aš vis tiek prieisiu iki to taško. Tai puiku, tu pataikiai puikią laidą. Gyvenimas versle laida siūlo ne tik finansų patarėjų pagalbą, bet ir atsigaivinti akvilę. Atsigeriam akvilės be saldiklių, be cukraus, be kalorijų, su natūraliais vaisių aromatais. Čin čin. Čin, čin. Tau atiteko... O burbuliukų kiek? Laiminis. Laiminis. Nes tu labai laiminga atrodai. O tau? Man apelsininis, nes aš labai apelsininis. Atrodo. Okay. Prisimeniau, ko nepaklausiau, esminio dalyko. Kalbėjom apie socialinius tinklus, apie fotosesijos surengimą. Tai konkrečiai padėliokim, kiek tai kainuoja? Nuo idėjos iki jau paustinimo. Tai dabar bandom visus taškus atskaičiuoti, ne? Gerai, tarkim studija, taip? Tai kokia valanda studijos gali kainuoti 50-60 eurų, ne? Makiažas irgi, kiek, 70, koks 80. Dabar skaičiuojam tik skaičiais viską. Rekvizitai. Vieną kartą gali rekvizitams reikėti kokio 20 eurų, kitą kartą gal kažką nuomoti jau 200. Tuomet dar galbūt reikia kažkokių papildomų žmonių. Jam pinigai ar ne kažkokie gali būti. Fotografo ar ne kaina. Gali būti 100, gali būti 200. Priklauso irgi koks ten valandinis mokestis, ar tai videografas, arba videografas ir fotografas. Tai jau koks 1000 gali būti, ar ne? Galima taip įvardinti, kad tokios socialinių tinklų fotosesijos kažkokia kaina svyruotų nuo 1000 iki 3000. Taip. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū Jums, kad šį pusvalandį buvote su mumis. Atsisveikindamas kaip visada Jums linkiu sklandžios būsimos savaitės ir pasimatysim kitą šeštadienį tuo pačiu metu per Lietuvos ryto televiziją. Iki. Aš žiūrovom galiu pasakyti, kad šitas gėrimas veikia, nes aš tokį tonusiuką dabar pagavau iš tikrųjų, žinokit. Čia realiai biški toksai yra... Jūs nesijuokit. Ne, iš tikrųjų.
Taip iš tikrųjų yra. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Vulando Vilnos gaminiai. Rūpestis jaučiamas kiekvienam prisilietime.